blogėjantį kelių būklę su dabartiniu tokiu biudžeto projektu jinai ir išliks, nebus stabilizuota. Neturim galimybių būklės iki norimo lygio stabilizuoti. Nes KPP mažėjimas yra šiaip grėsmingas, šiaip žiūrint. Bendras KPP yra 100 milijonų mažesnis negu 25 metais. Ir dėl tų savivaldybių. Gali būti ramios ar ne, kad bent jau tą pačią sumą, ką šiais metais gavo, ir toliau galės gauti, labiau, kad visi paplanavo savo darbus 3 metų perspektyvos ir visą kitą. KPP sukonstruotas taip, kad dalis KPP yra skiriama savivaldai, dalis yra valstybei. Kitais metais būtų savivaldai skiriama 47,3% ir tokiu būdu mes užtikrinam, kad 26 metams savivaldybėm išliktų to pačio lygio finansavimas kaip 25, tai yra 206 milijonai. Ir mažėja tuomet valstybinės reikšmės keliam finansavimas. KPP turi būti toks, koks buvo iki šiol, minimalus 540. Ekonomikos komitete būdavo toks bendras sutarimas, kad reikia pritarti, pasisakyti aiškiai suprantamai, kad ekonomikos komitetas tikrai mato poreikį ir palaiko visus pasiūlymus, kurie nemažina, o didina kelių finansavimą.